Sun Tzu. Karo menas – aktualios pamokos verslui ir vadovavimui. 1. Strategija ir pasiruošimas. Pergalė priklauso ne tik nuo galutinio veiksmo, bet nuo pasiruošimo ir žinių apie aplinką bei konkurentus. Versle tai reiškia rinkos analizė, konkurentų supratimas ir savo pajėgumų įvertinimas. Prieš priimant sprendimą būtina turėti išankstinę informaciją, žinoti rizikas, galimybės ir savo komandos pajėgumą. 2. Vadovavimas ir autoritetas. Sun Tzu pabrėžia, kad sėkmingas vadas turi būti teisingas ir rūpestingas, bet kartu griežtas, kai reikia. Darbuotojai turi jaustis vertinami, bet žinoti ribas. Ši pusiausvyra skatina ištikimybę ir iniciatyvą. Motyvuojant darbuotojus, rūpinkitės jų gerovę, bet aiškiai nurodykite tikslus ir atsakomybę. 3. Žinojimas savęs ir konkurentų. Jeigu pažįsti priešą ir pažįsti save, pergalė nekelia abejonių. Versle tai nuolatinis rinkos stebėjimas ir savo stiprybių bei silpnybių analizė. Sprendimai turi būti priimami remiantis tiek vidinę kompetenciją, tiek išorės sąlygomis. 4. Taktika ir lankščios strategijos. Greitis ir lankstumas yra esminiai. Pasikeitus rinkos sąlygoms reikia prisitaikyti, pasinaudoti naujomis galimybėmis, reaguoti į konkurentų klaidas, nukreipti resursus ten, kur jie duoda didžiausią efektą. Atakuoti, kai priešas nepasiruošęs, versle reiškia inovacijas ir greitą reagavimą į vartotojų poreikius. 5. Žemė ir aplinka. Rinkos analizė. Sun Tzu skiria įvairius teritorijų tipus – lengvai prieinama, sudėtinga, kritinė. Versle tai reiškia rinkos segmentus. Pavyzdžiui, lengvai pasiekiami klientai – accessible, greita apyvarta, mažesnė rizika. Kritinė rinka – serious, pasiūrasis brūkšnys, desperate, didelės galimybės, bet didelė rizika. Suprasti, kur ir kada veikti, lemia sėkmę. 6. Motyvuoti komandą. Desperate ground principas. Kai žmonės neturi kur trauktis, jie demonstruoja didžiausią pastangą. Versle tai reiškia darbuotojų įstraukimas į projektus, kuriuose kiekvieno indėlis esminis, suteikiant atsakomybę ir pajusti tikrą rezultatą. Tuo pat metu vadovas turi palaikyti saugumą ir aiškumą, kad iniciatyva būtų teisinga ir nesukeltų chaoso. 7. Informacija ir žvalgyba. Foreknowledge. Sėkmė priklauso nuo turimos informacijos. Versle rinkos duomenys, klientų poreikiai, konkurentų veiksmai. Pasitelkti tiek tiesioginę, tiek konfidencialią informaciją, analizuoti ją ir naudoti sprendimuose. 8. Bendradarbiavimas ir alijansai. Kaip karinėse kampanijose reikia sąjungininkų, taip versle partnerystės, tinklų kūrimas ir bendradarbiavimas. Nuo tinkamo partnerio priklauso galimybės pasiekti rinką ar gauti resursus, kurių savarankiškai nepavyktų įgyti. 9. Taisyklės ir disciplina. Komanda veikia efektyviai tik su aiškiais principais. Darbuotojai turi žinoti, ko iš jų tikimasi ir suprasti pasekmes. Sun Tzu teigia, žmonės turi būti užvaldytų humanumu, bet valdoma geležinė tvarka. Tai reiškia, motyvacija ir taisyklės turi būti derinamos. 10. Psichologija ir įtaka. Vadovavimas ne tik fizinis resursų valdymas, bet ir psichologinis. Tinkama komunikacija, paslėpti tikslai, netikėtos strategijos – tai būdai, kaip paveikti konkurentus, partnerius ar darbuotojus. Versle tai kūrybiškas rinkodaros, derybų ir lyderystės įrankis. 11. Efektyvus išteklių naudojimas. Sun Tzu pabrėžia, kad per didelis skubėjimas ar resursų švaistymas veda į pralaimėjimą. Versle tai kapitalo, laiko ir žmogiškųjų resursų optimalus paskirstimas. Investuokite tik ten, kur tikimybė pasiekti rezultatą yra didžiausia. 12. Rizikos valdymas. Kiekviena kova turi savo sąlygas. Ne visada reikia kovoti arba prieiti prie rizikos. Versle kartais geriau laukti palankių sąlygų, priimti investicijas ar laikinai sustoti, kad galėtumėte veikti su didesniu efektyvumu. 13. Inovacijos ir netikėtumas. Rapidity and unpredictability. Sun Tzu sako, kad pasinaudoti priešo ar konkurento nenumatytų momentu sėkmės raktas. Versle netikėtos kampanijos, nauji produktai, inovatyvus sprendimas gali užpulti rinką pirmiems.
14. Motyvacija ir komandos vienybė. Darbuotojų vienybė ir pasitikėjimas vadovu lemia produktyvumą. Sun Tzu. Jei žmonės turi vieną tikslą ir žino, kad vadovas rūpinasi jais, jie atiduoda viską. Versle aiškus tikslai, atlygis, pripažinimas ir pasitikėjimas vadovu – tai motyvuojančios priemonės. 15. Bendroji išvada. Karo menas ne tik apie karą. Tai apie strategiją, vadovavimą, sprendimų priėmimą, rizikų vertinimą, resursų panaudojimą ir žmonių motyvaciją. Versle ir organizacijose šias pamokas galima pritaikyti. Planuoti, strateguoti, motyvuoti, analizuoti konkurenciją, priimti sprendimus kritinėse situacijose ir kurti stiprias, ištikimas komandas.